kaip vyksta kūrybinių tų projektų, idėjų dalinimas, gimimas, tarkim, vis tik tai toje bendruomenėje? Ir jūs suseinat, yra kažkokie ritualai, jūs kalbatės, generuojat, nes vyksta kažkokie tai ginčiai, kad ten vienas kito idėją lyg tai pasisavino, mes mėra tame, kas tai realizuoja. Kaip tas procesas vyksta? Pagrinde dabar labai juokingai vyksta. Kažkas kažką daro ir visi sako, kad tai blogai. Ne, o kiti, nes dauguma tie, kurie nedaro, tai tik tai sako, kad tai blogai. O tie, kurie daro, arba daro savo tyliai ir pramušinėja per visą tą blogumą, kažkaip, nežinau, šitoje vietoje, kad, gerai, jeigu tave nors kažkokia dalis mūsų, sakykim, kompanijos, kiekvieną, sakykim, palaiko, bet tu sugalvoji kažkokią idėją ir sako, tie 3-4 sako gerai, o kiti, aišku, sakys, kokia čia nesąmonė, žinai. Nes, sakau, pavyzdžiui, idėjas su apšvietimu, čia mano idėja buvo, kuriais metais, tai sako. Visi sako, tai dabar mums reikia mokėti už elektrą ir panašiai ir panašiai. Ir gavosi, kad atkrito. Tai išeina, arba aš moku už tą elektrą, jūsų apšvietimo, nes turim visi susitarti, kad mes visi susimetam ir mokam. Tai gaunasi, taip sakant, kartais dėl kokių centų ir pakimbam tokiuose juokingose barniuose ar dar kažkokiuose. Bokštai nereikalauja jokių, pats paėmiau, pastačiau, viskas stovi, ar dar kažką.